Sveiki, mėlieji, ir vėl mes susitinkame dar vienai nuostabiai kortų taro analizai su Laura ir mumis. Sveiki. Sveiki visiems. Taip, šiandieną taro kortų analizė. Sveiki, Linas, labukas Laura. Tai va, šiandieną bus taro kortų jau prognozė nuo rugpjūčio 2 dienos iki rugpjūčio 9 dienos. Tai 2026 metų, jau eina link rugsėjo. Link rugsėjo. Ir ta savaitė tokia, suprantat, loginis mąstymas, toksai užtikrintumas, nes kitą savaitę šiaip, tą savaitę vyks liūtų vartų aktyvacija. Tai toksai tvirtas žinojimas, ko noriu ir kaip noriu, bet taikiai, loginis mąstymas. Ir žinau, kaip noriu padaryti ir ko aš noriu. O čia liūto vartų aktyvacija, vyriška energija. Jinai vyriškai yra energija, visiškai ir tokia... Su fakelais kaip tik dar dviem tokiais užtvirtinta, tokia ugninė. Mes ten keliausim, taip, ten bus ir labai stiprus proveržis vyks. Kas dalyvaus, tai tikrai stiprus visiems proveržis bus. Jisai įvyks. Tiesiog įvyks. Žinoma, iškrito taip pat ir ta prasme dauguma, galbūt kai kurie nežino išeities. Vat neranda išeities, žinot, arba draudimai savo būna, ribos. Nemato išeities, visada yra tarpai, visada yra išeitis, kojos tai nesurištos, ir kas kadakis būna, kad nematau, tipo rankos surištos, bet išeitis visada yra. Praėjimas visada yra. Nereikia savęs riboti. Nereikia ištisai kaip mantra kartoti negatyvius dalykus. Visada yra išeitis ir prie tos kortos va būtent tūzų kardas. O čia yra kardai sudėti, kad nesimato, o jisai ir patvirtina, kad yra išeitis. Viskas įmanoma. Galimai galima, galbūt kažkas tai operacija turės, pavyks puikiai. Kažkodėl norėjau pasakyti tą dalyką, kad jinai pavyks. Galbūt ir baimė yra kažkam tai tokiam, žinot, jinai, ką besiimsit, viskas išeis į teigiamą pusę ir taikiai. Bus viskas puikiai atlikta. Taip, kad nėra ko baimintis, reikalingas poilsis būtinai. Per daug lėkimo, per daug skubėjimo, būtinas kokybiškas poilsis. Čia yra tiesiog persmės, nes jeigu kartais mes nesusimastom, atsitinka taip, kad vis tiek... Tai paguldo vis tiek, kažkas tai atsitinka, būna, kad mes galvojam, oi, kaip pavargau, kad norėčiau pagulėti, pailsėti, dar ką nors ir nesiemi pats to veiksmo, tai gali visko atsitikti ir trauma, ir pasitemti koją, ar sulūžta, ar dar kažkas, ar liga kažkokia. Pagulėti, tiesiog paguldo poilsį ir viskas. Tai geriau patiems pasirinkimą padaryti ir pailsėti, negu kad paguldys. Jo, taip, tai visiškai. Ir vėl krenta ezoterinė korta, tai yra nėštumas galimai reikšti, ar išgirsit apie nėštumą, ar tiesiog jūs tokia naujiena aplankys, tiesiog pasinerimas į ezoteriką, į vidinę savo šitą tokį, žinot, į patį vidų pasinerimas, meditacijos gali būti, ta prasme, meditacijos, vidinis žinojimas, intuicija paaštrėti, gali padidėti, tiesiog žinau, tiesiog vidinį savo balsą girdėsi labiau. Ir vaikų korta, tai yra kūrybos korta, galimai gali reikšti ir elementus, vaikų pinigai. Tiesiog per vaikus. Gali būti, žinot, kaip būna kūrybingi labai vaikai. Jie žinau, tiesiog kaip uždirbti. Galimai gali būti ten, tarkim, kažkokį tai projektai vykdys. Gal bus kažkoks tai apdovanojimas. Konkurso laimėjimas kažkoksai tai galbūt. Kažkoks konkurso laimėjimas, taip. Arba elementai, arba, pavyzdžiui, tiesiog vaikų pinigai gali reikšti. Tai vat šitaip. Tai nuostabi iš tikrųjų savaitė, tik tiesiog pamastymui, kad poilsis reikalingas ir nėra ribotų galimybių. Visą laiką yra viskas įmanoma. Mes patys savo darom mažinimus, pasidarom tas visokias ribas, užtvankas visokias, iš tikrųjų, it doesn't exist, neegzistuoja. Viskas mūsų galvose, mūsų širdise.
Tai va, Visiškai. linkiu nuostabios savaitės ir rekomenduoju užsirašyti į Liūtų vartus, nes tikrai įvyks labai galinga aktyvacija tenai. Jo, tikrai didžiulis perėjimas įvyks ir tas dalykas, kad tiesiog išinsteliuosime 3 ribojančius įsitikinimus ar programas ir įinsteliuosim tai, ko žmogus nori labiausiai, ne to, ko jisai norėtų, trokštų ir visą kitą, tiek jausmus, tiek dar tiesiog kažkokius, tai ko jisai kas pats siekia būti, tai iš tikrųjų tokia sinchronija iš viso, ne, vieną kartą metuose būna, kada galima tokio stiprumo padaryti, būtent perėjimą, tos Liūto vartus, kur susijungia viskas ugnis, ta vyriška energija pasistiprina viskas, tiesiog 10-keriopai. Tai, žodžiu, tikrai didžiausios rekomendacijos praeiti šitus Liūto vartus ir visa informacija yra mūsų Facebook'o puslapyje taip pat ir galite rašytis asmeninėse žinutėse. Tai va, taip pat labai dėkojame per podcastą, taip, Laura, teisingai. Tikrai. Dėkoju Jums už žiūrėjimą, apkabinu visus ir nuostabios savaitės. Iki. Dėkojame ir iki.